Sveiki visi, jūs žiūrite YouTube kanalą LV12LT ir šiame video naujas siuntinukas, naujas išpakavimas, nauja trumpa apžvalga. Čia viduje turėtų būti litokalo ličio geležies fosfato 60 Ah akumuliatorius. Išpakuosim, pažiūrėsim kokia jo reali talpa, negaiškim ir išpakuokim. Beje, šis akumuliatorius buvo įsigytas iš AliExpress internetinės parduotuvės. Kam įdomu, nuorodą į jį paliksiu po video aprašyme, galėsit pasispausti, pasiskaitinėti detaliau apie jį. Akumuliatorius, matom, buvo su tokiu paminkštinimu ir komplekte buvo įkroviklis. Na štai toks nedidukas tas akumuliatorius. Pažiūrėkim, ką ant jo čia rašo. Na taip, matom, kad tai yra 12 voltų, 60 Ah, svoris 5 kg, maksimali atidavimo srovė 60 A, rašo. Maksimali krovimo srovė iki 20 A. Pabandykim pasižiūrėti su tokiom svarstyklėm, ar tikrai jis apie 5 kg svoris. Na taip, matom 4 kg 900 gramų kažkur tai. Na, toks su dviem pirštais jau galima pakelti. Tikrai nėra iš sunkiųjų. Su tokiu akumuliatorium išties gerai užmaitinti kažkokį tai echolotą galingą, žvejybai iš valties. Šis akumuliatorius neturi jokio ekraniuko, jokios indikacijos. Tai mes galim tik tais nebent su multimetru pasitikrinti, kiek jam liko įtampos, nes pilnai pakrautas kažkur tai virš 13 voltų būna. Na, jau kai pabaiga, kai baigia įsitraudinėti, kažkur tai apie 10 voltų belieka. Tai arba tada turim vežiotis su savim multimetrą, kad žinoti, kiek jam liko dar. Karts nuo karto pasitikrinant, pasimatuojant. Na, vietoj multimetro yra štai toks kompaktiškesnis sprendimas. Galima kažkur tai primontuoti tokį voltmetrą. Jis rodo procentus, rodo įtampą. Ekraniukas matom spalvotas. Na, taip pat jis yra waterproof. Tai reiškia, kad atsparus vandeniui, atsparus drėgmei. Beje, nuorodą į šį mini voltmetrą taip pat paliksiu po video aprašyme. Kam įdomu, galėsit pasispausti, pasiskaitinėti, pasižiūrinėti detaliau apie jį. Na, dabar pereikim prie įdomiosios dalies. Pasižiūrėsim su štai šia elektroninė apkrova, kiek realių ampervalandžių turi šis akumuliatorius. Kitaip sakant, su šiuo testeriu, su šia elektroninė apkrova patikrinsim, kokia šio akumuliatoriaus reali talpa. Beje, prie šio akumuliatoriaus buvo toks įkroviklis. Tokį įkroviklį esu jau testavęs, jis yra 6 amperų srovės. Prie jo yra tokia va instrukcija. Instrukcija yra anglų ir kinų kalba. Štai kas čia parašyta, galite ant pauzės pasispausti, pasiskaityti. Esminis dalykas, matom rašo, kad šis įkroviklis tinka lead acid bateris, gel bateris. Nerašo, kad tinka ličio geležies fosfato akumuliatoriams. Na, tačiau jeigu pardavėjas tokį įkroviklį prideda prie šio akumuliatoriaus, reiškia, jis žino, kad toks įkroviklis yra tinkamas. Instrukcijoje nerašo, kad jis yra skirtas konkrečiai ličio geležies fosfato akumuliatoriams. Štai netgi ir paveiksliukas matom pavaizduoti vien tik tais rūgštiniai arba geliniai akumuliatoriai. Paveiksliukė net nėra ličio geležies fosfato akumuliatoriaus. Pardavėjas dar be to rašo, kad jis yra 20 A krovimo srovės, o iš tikrųjų yra tik 6 A srovės. Štai net ir čia matom uždėta tokia žymė, kad krovimas 20 A. Tačiau aš matavau ir gavau tik 6 A. Toks akumuliatorius su tokiu įkrovikliu turėtų krautis kažkur tai apie 10 valandų. Taigi dabar mes užjungsim krautis ir mėginsim testuoti, kągi parodys šis mažylis. Na ką, pakroviau pilnai akumuliatorių. Kai pilnai pasikrauna akumuliatorius, ant šio įkroviklio rašė 14,8 volto ir buvo užrašas fully. Štai matot,
dabar paveiksliuką, kaip atrodo pilnai įkrautas akumuliatorius su šiuo įkrovikliu. Štai tokia indikacija ant ekrano. Kadangi akumuliatorius pilnai įkrautas, pasižiūrėkim, kiek įtampos ant jo rodo. 14,08 volto. Dabar belieka pajungti elektroninę apkrovą ir testuoti. Pasižiūrėsim, kokia reali talpa šio akumuliatoriaus. Pagalba pasitelkiau štai tokią elektroninę apkrovą. Apie ją esu apžvalgą padaręs. Nuorodą į ją paliksiu taip pat po video aprašyme. Taip pat, kam įdomu, apžvalgą į šią elektroninę apkrovą taip pat paliksiu po video aprašyme. Kam įdomu, galėsit pasispausti, pasiskaitinėti, pasižiūrinėti. Na, matom, elektroninė apkrova nunulinta, visur nuliukai. Rašo, kad 14 voltų įtampa šiuo metu. Šiek tiek nedidelė paklaida yra, lyginant su kitu multimetru. Ir mums bus aktualu štai šie skaičiukai AH. Apkrausim kokiais 9 amperais, 10 amperų ir paliksim tol, kol šis akumuliatorius išsikraus. Užjungsiu dar veiksmo kamerą, visą procesą galėsim stebėti sugreitintai. Na štai apkroviau 10 amperų srovę akumuliatorių. Dabar visas šis procesas vyks ilgai, o jūs testo rezultatą pamatysit akimirksniu. Taigi žiūrim įrašą, ką čia mums užfiksavo veiksmo kamera. Na štai baigė testuoti ir rezultatas visai neblogas. Iš 60 deklaruojamų ampervalandžių mes gavom 52,5. Visai neblogas rezultatas. Pažiūrėkim dabar, kiek čia procentais gausis tų ampervalandžių mažiau negu kad priklauso. Taip, gavom 52,54 lygų X. Taip, pabandom pažiūrėti procentą. Tai 52,54 sudauginam su 100 ir padalinam iš 60 lygų 87 procentai gavom. Taigi gavom 13 procentų mažesnę talpą, negu kad pardavėjas deklaruoja savo internetinėje parduotuvėje. Tai visai neblogas rezultatas, nes kaip stebėjot ankstesni testuoti akumuliatoriai, kažkur buvo apie 30 procentų mažiau talpumo. Tai šis 60-ukas tik 13 procentų mažiau, negu kad ant jo rašo. Tai galima sakyti, visai vykęs šis akumuliatorius. Kam patiko šis video, spaudžiam laikus, taip pat paprenumeruokit mano YouTube kanalą, kas dar to nepadarėt. Visiems ačiū, kad žiūrėjot, visiems sėkmės ir iki kito karto. Iki!